Kaip viskas prasidėjo tavo gyvenimo, tas kūrybinis kelias, pasirinkimas? Atsitiktinai. Draugę palydėjau į parengiamą grupę meno mokyklai. O kažkas pagalvojo, kad aš noriu, bet manęs neleidžia, o aš ir gavosi taip, kad aš papuoliau į meno mokyklą. Ir, tiesiog tokios intrigos, kai kažkas kažko nepasakė ir 5 metus tenai pasimokiau, bet nesisekė bendrauti su kai kuriais dėstytojais ir aš pasirinkau išeiti į paprastą mokyklą. Pabaigiau paprastą mokyklą, jau į užsienio kalbų ir komercijos koledžą studijuoti ir turėjau 5 metus nepaišymo, nesimokymo piešti. Tada nusprendžiau, kad laikas stoti dailės akademiją. O pasirinkimas būtent specializacijos? Mane traukė nuo pat vaikystės, aš atsimenu, kokią 4 klasėje sėdžiu prie knygų ir galvoju, kaip gerai pensininkam. Išeisiu aš į pensiją, galėsiu siuvinėti, megzti, daryti aplikacijas. Ir tiesiog nusprendžiau tai daryti anksčiau, nelaukiant pensijos.